Koks nuostabus saulėtas gruodis pas mus čia Ispanijoje. Mėly draugai, šiandien mes atvažiavome pasižiūrėti objekto, kuris ką tik išėjo į pardavimą. Tai naujas būtas, 87 kvadratiniai metrai, 3 miegamieji, 2 vonios kambariai, namo statyba 2021 metai, ant stogo mes turime baseiną, jūra vos 50 metrų nuo mūsų. Taigi, keliaujame žiūrėti. Na kągi, mūsų būtas yra pirmame aukšte, pirmas ispaniškas aukštas, mūsų lietuviškas antras. Keliaujame į būtą. Taigi, užėję į būtą mes iš karto patenkame į bendrą erdvę. Ką norėčiau paminėti, kad būte įrengtos vaizdo stebėjimo kameros ir taipogi yra signalizacija. Taigi apie bendrą erdvę, kaip matote, yra svetainė, yra valgomojo zona ir atviro plano virtuvė. Virtuvė bute pilnai įrengta, yra visa buitinė technika, taip pat yra daug spintelių, salelėje taip pat iš šios pusės yra ir indaplovė, ir spintelės, taigi labai patogiai gaminti. Taigi, terasa pas mus gan erdvi, yra lauko baldai ir taip pat yra įrengta techninė patalpa, kur yra skalbimo mašina ir daiktų saugykla. O iš kairės pusės mes matome, nuo mūsų yra labai arti jūra. Kągi, keliaujame toliau, pasižiūrime toliau būto išplanavimą. Taigi matome, kad pirma pas mus po kairę pusę yra pirmas vonios kambarys, kur įrengta dušo kabina ir šiaip yra šviesus ir jaukus. Toliau taip pat po kairę pusę pas mus yra pirmas miegamasis kambarys, kur yra dvigulė lova, yra įmontuota spinta ir taip pat yra langas. Taigi, toliau yra antras kambarys, kur yra 2 viengulės lovos, taip pat įmontuota spinta, gali būti kaip vaikų kambarys arba svečių. Na kągi, būtų paskutinės erdvės, taigi čia yra antras vonios kambarys, taip pat su dušo kabina, o po kairę pusę yra trečias miegamasis. Na ką, mėly žiūrovai, dabar mes pakilome ant namo stogo, kur randasi mūsų būtas. Kaip matote, čia yra įrengta poilsio zona, yra namo baseinas, o dabar apie patį būtą. Taigi, priminsiu, būtas 87 kvadratiniai metrai, 3 miegamieji, 2 vonios kambariai, 50 metrų nuo miesto paplūdimio, aplinkui visa infrastruktūra ir būto kaina 320 000 eurų. Dėl detalesnės informacijos prašau rašykite man asmeniškai. Ir iki kitų kartų.